Tai atsakymas legendiniai marčiuliai. Pasiutusiai psichiniai mergytėjai. Legendiniai marčiuliai. Marčiulė, tu esi labai neprotingas žmogutis. Tu esi labai siauraus mąstymo. Tu vaidini, tu esi aktorė, kad tu esi vierchė kažkokia tai šiandien nuomonės. Tu nesi nuomonės formuotoja. Tu esi žmogus piktas, mažas žmogus, pavydus, neišauklėtas. Kodėl? Todėl, kad tavo nuomonė yra tokia, kad jeigu mergina manęs negerbė, tipo, aš turiu galvą nuleidęs kentėti ir būti žeminamas. Ir aš negaliu nė žodžio atgal pasakyti. Taip nėra. Taip aš nesu boba. Taip aš esu čiuvakas. Taip mano gyvenimas yra milijardą kartų sunkesnis. Milijonus, tūkstančių, milijonų kartų sunkesnis negu tavo. Tačiau aš irgi žmogus. Taip, tau viskas ant padėklo, tau nieko nereikia daryti. Man reikia kovoti. Man reikia kovoti, dirbti, investuoti, rizikuoti, prarast, nugriūti ir vėl atsistoti, nes aš esu čiuvakas. Aš esu čiuvakas. Ir plus dar vierchas. Turiu viercho statusą Lietuvoje. Tai žiūrėk dabar, jeigu mergina, o tu sakai, neva aš tipo žeminau savo merginą prieš visą Lietuvą. Nu, tu pasakė, ką reiškia žeminau? Aš ją pavadindavau negražiai, nes jinai būdavo to nusipelniusi. Marčiulė, tu supranti šitą dalyką? Jeigu mergina miega su kitais, gyvena su kitais, susitikinėja su kitais, laižosi su kitais, susirašinėja su kitais, vagia iš manęs, laužo mano daiktus brangius, vagia telefoną vieną kartą pavagė, reketavo, mušė. Tai kodėl aš negaliu, tai čia ne tai pažeminęs, čia išvis žiaurų yra, kaip jinai su manim elgėsi. Čia yra wow, ir jinai pati tai supranta, kad jinai nusipelnė tokio bendravimo, nes jinai tikrai mane žemino ne tik žodžiais, bet veiksmais, išdavystėm, vagystėm, mušimu. Ir ta prasme, ir aš negaliu tokios merginos pavadinti bent jau kažkokių blogų žodžių, kodėl? Suprantate, aš irgi jausmus turiu, man irgi skauda, kai mane žemina, man irgi nemalonu, kai mane žemina, išdavinėja, muša, vagia, kai mano mergina su kitais miega, su kitais gyvena, su kitais susitikinėja, su kitais geria, su kitais tūsina. Susirašinėja, susitikinėja, man tai yra nemalonu, man tai yra pažeminimas. Ir čia iš vis centai, kad aš ją ten pavadinau kažkaip negražiai. Aišku, čia jinai norėjo, kad aš ją tai vadinčiau, nes jinai elgėsi valingai taip. Jūsgi niekas nevertė su kitais miegoti, su kitais ten gyventi. Tiesiog toks būdas yra, galbūt pasileidus merginą, galbūt šitai traumuota, aš nežinau, aš neišpikto jums sakau, aš tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt situaciją. Jeigu mergina žemina savo vaikiną, vaikinas turi teisę atsakyti tuo pačiu. Suprantat? Nes vaikinas irgi žmogus, irgi turi ir savigarbą, ir jausmus. Suprantat? Jūs nesuprantat. Čiuvakai tai supras, apie ką aš šneku, nes išdavystė čiuvako čia yra wow, pažeminimas čiuvako čia yra wow. Ir ne vienas, ir ne du, o N pažeminimų. Taip kad labai prašau supraskit mane, kad taip, aš negražiai vadindavau savo merginą. Bet dėl to, kad jinai negražiai elgdavosi ir su kitais miegodavo, su kitais ten gyvendavo, susitikinėdavo, susirašinėdavo, bučiuodavosi ir taip toliau. Labai prašau supraskit mane ir palaikykit mane. Esu Laurynas Maibach, Lietuvos vierchas.